Italų dizaineris Roberto Cavalli pažymėjo 40 metų buvimo mados versle sukaktį, pristatydamas 2011 pavasario vasaros kolekciją Milane. Rusų modelis Natalija Vodenova vadovavo manekenių būriui, demonstruodama ilgas sukneles, išdailintas neutralių atspalvių odos karčiukais. Pirmoje žiūrovų eilėje tarp svečių buvo matyti Amerikos Vogue žurnalo vyriausioji redaktorė Anna Wintour ir kūrybos direktorė Grace Coddington. Ant podiumo mirgėjo ilgi šilkiniai sijonai su blizgučiais ir pitono odos rašto detalėmis. Prie jų buvo priderintos trumpos palaidinės, palikusios nuogos odos. Gyvūnų raštų suknios vienas pagrindinių Cavalli kūrybos elementų. Jos taip pat buvo demonstruojamos centrinėme Milane, prie neseniai renovuoto Taikos sargos paminklo.